šitos tinklalaidės nebūtų be Vilkiškių pieno produktų, kurie dabar vadinasi Vilvi produktai. Man ypatingai labai patinka žaidimas Žalgirio arenoje, kur reikia surelius mėtyti. Gal esat matę šitą dalyką, ar ne? Ten kaip skraida tie sureliai, tai yra įspūdinga. Ir taip pat treneri, kadangi Žalgiris švenčia savo 80-metį, Terra Publica ir Žalgirio klubas sukūrė tokį gražų krepšinio faną žaidimą. Ir iš karto, jeigu dar galvojat, kam galbūt reikėtų kokiu nors dovanų, kaip pavyzdys, turit krepšinio faną ir žinot, kad tas krepšinio fanas mėgsta krepšinį ir stalo žaidimą, žinokit, puikiai dovana. Geras vakaras garantuotas bus ir čia, nes pas mus šiandieną treneris. Ir treneri, žinot, gal mes iš karto tą gerą vakarą ir pradėkim nuo trupučiuką kitokio amplua ir traukit bet kokią vieną kortelę ir užduokim vienas kitam po klausimą. Gerai, kurie jums tik patinka, traukit jūs, ištrauksiu ir aš ir pasitikrinsim čia dabar žinias. Kaip mes prieš tai su jumis pasitikrinom, dabar pasitikrinsim tarpusavyje. Ir aš galbūt, treneri, iš karto jums turiu pirmą klausimą. 2 fizinio rengimo treneriai, pusbroliai, yra 2 kart pakeitę vienas kitą Kauno Žalgiryje. Kokios jų pavardės? Ar reikia atsakymo variantų? Sigitas Kavaliauskas ir Justinas Grainys. Galėjom dar treneriui duoti variantus, bet jų tiesiog nereikia, o dabar... Dar labai norėčiau, jeigu jau apie juos prakalbom, su abiem teko dirbti, būnant ir komandos vyrtreneriu. Aišku, tai buvo dar jų karjeros pradžia, aš dabar skaitau juos abu trejetukę geriausių visų Eurolygos komandų fizinio rengimo trenerių. Vienareikšmiai. O dabar dalykas, ko aš labiausiai nelaukiau. Treneris užduos klausimą man. Mes nieko nesusitarę, nepasiruošę. Išmokė mintinai visus čia klausimus jau. Ką JAV moksleiviams ir studentams nuo 67 iki 76 metų buvo draudžiama daryti per krepšinio rungtynes? Pirmas, dėti kamuolį į krepšį. Antra, kalbėti su teisėjais. Trečia, mesti kairę ranką. Čia jau lengvesnio nėra klausimų. O aš pasinaudosiu salės pagalbą. Ar reikia dar 4 gal kokio nors? Gal ir nereikia, gal ir nereikia. Salės pagalba, parodykit pirštukais, koks tas atsakymas teisė. Tai galbūt negalima buvo dėti krepšį? Tai jūs čia mane pakišinėjat, rodydami tą pirmą ką? Tai aš, treneris, sakau, 3 variantas. Paliksim po pamokų. Palikit mane po pamokų, gerai. Ne, atsakymas neteisingas, atsakymas buvo pirmas, dėti kamuolį į krepšį. Aš gal tik tai truputį papildysiu, kad vis tik tai tokių lentų arba tokių amortizuojančių krepšių, kokius dabar mes turime šiuolaikinėme krepšinį, kur žaidėjai gali dėti į krepšį, jį nulenkti ir judinti, ir jisai yra tikrai paslankus. Anais laikais būdavo jisai labai stipriai pritvirtintas prie medinės lentos ir jeigu didesnis, sunkesnis žaidėjas įdeda į krepšį ir įlengia, paprasčiausiai išlaužia iš įtvirtinimo ir dėl to buvo, bent jau taisyklėse, tai daryti draudžiama. Treneris ne tik atsako į klausimus, bet ir argumentuoja 7 sakiniais. Labai gerai. Puiku. Aš galvoju, treneri, mes pradėkime mūsų pokalbį ir turbūt visiems labai yra įdomu. Pastaroji mūsų savaitė buvo 3 tokia savaitė. Antradienis Belgradas, 4 Kaunas, sekmadienį irgi Kaunas. Kiek emociškai sudėtinga yra ta 3 savaitė jums, trenerių štabui, ir kaip atrodė, pavyzdžiui, trenerio Gintaro Krapiko pirmadienis? Koks jis buvo po tų visų 3 rungtynių? Aš pasakysiu, galbūt, aišku, ir mums jisai nėra lengvas, bet aš labiau
pasukčiau vėl į žaidėjų pusę. Trigubas savaitgalis, išvykos rungtynės, tikrai neblogo lygio, nebijau to žodžio, žaidėme geras rungtynės Partizane, pačių kalte, ten praradus porą kamuolių iš eilės, faktiškai lygioj vietoj, praradom galimybę realiai pakavoti dėl pergalės, kurios net būtumėm nusipelnę, žaisdami tokioje atmosferoje. Paskui skaityčiau labai neblogo lygio rungtynės prieš Stambulo FS komandą ir galbūt ne pačio gražiausio akio krepšinio dėka pergalė prieš Rytą, bet aš nenoriu ieškoti pasiteisinimų ir kažkokių didelių paaiškinimų, bet jūs įlyskite žaidėjų kailį, kur jiem tokios savaitės bėgyje, kas antrą dieną tu visakai, jau šiandien yra labai svarbu. Ir kitą dieną praėjo ir grįžom naktį iš kelionės ir vėl yra labai svarbu. Jau ne, kad man kaip sekmadienį yra svarbu. Tai tos fizinės jėgos vis tik vyrai dar yra palyginasi jauni, jos atstatomos žymiai greičiau. Bet tos emocijų pliūpsnis, kurį tu išleidi rungtynėse, taip lengvai nesusigrąžini atgal ir prisiversti save, ir vėl reikia, ir vėl tą ir aną, nėra lengva. Ir aš tikrai nesu vyr treneris, bet labai didžiuojuosi mūsų žaidėjais, kurie tą savaitę tikrai vyriškai, sakykime, atlaikė, nedemonstruodami pačio gražiausio krepšinio, ko ir nelabai tikėjome, žinodami, kokia bus sunki savaitė, bet atliko tą uždavinį, kur braukiant brūkšnį, 2 pergalės iš 3 skaitom geras ir 3 neblogo žaidimo tikrai skaitom kaip sėkmingą savaitę. O treneri, o gal pirmadienį, pavyzdžiui, po tos trigubos savaitės gal į kokią pirtį nuėjot, atsipalaidavot ar nebuvo dar kada? Ta padarėm, žaidėjom buvo tikrai laisva diena, o mes treneriai be abejo turim, ne tai, kad turim, bet vis tiek susirenkam ir atliekam ir praėjusių rungtynių analizę, kad galėtumėm kaip šiandieną, kai žaidėjai vakar ilsėjusi, jau šiandieną truputį parodyti bent jau trumpą sekmadienio rungtynių su Rytu santrauką, kur dar vis tik norim tobulėti, dar yra tik tai pirma sezono pradžia, žaidžiant su tikrai labai daug atėjusių naujų žaidėjų, kurie vis dar gaudo savo geriausią formą, pripranta vienas prie kito, nekalbant apie Looney Walker, kuriam tikrai yra labai sudėtinga visų pirma prisitaikyti prie to krepšinio, kuris čia žaidžiamas, paskui pamatyti žaidėjus, kaip žaidžia, pagauti trenerių sistemą ir tikrai tą norėjom labai koncentruotai žaidėjom šiandieną pateikti, ką ir padarėm, o paskui ir pasikaitinom pirteliai. Čia ir svarbiausia. Puiku. Būtina paliesti Igno Brazdeikio temą. Sekmadienį tikrai puikios rungtynės prieš Vilniaus Rytą. Pačiam jums, treneri, kaip smagu už Igną ir ko dar trūksta, kad Eurolygoj būtų daugiau tų minučių? Aš pradėsiu galbūt nuo to, kad šiuo atveju treneris yra tokioj pralošimo situacijoje. Jeigu dabar nežaidė Ignas Brazdeikis ir Lukas, būtų kitas žaidėjas, kodėl tas nežaidė. Čia treneriui o jam reikia galų gale priimti sprendimą. Aš noriu, kad jūs suprastumėt, kad nei vienas treneris nelaikys ant suolo nei vieno žaidėjo, kuris jo supratimu, jo sistemai gali duoti naudos. Mes priklausom nuo žaidėjų. Mes nėra, kad aš labai protingas, pasakiau visiems žaidėjams kažką daryti ir jie išėjo ir nugalėjo. Vis tik mes priklausom. Ir jeigu šiuo atveju treneris porą rungtynių Igną paliko ant suolelio, gal dėl to jisai sekmadienį taip gerai sužaidė, kad vis tik tai reikėjo šiek tiek pagalvoti tikrai, kokią maksimalią naudą jisai gali duoti komandai ir galbūt iki šiol kol kas nedavė. Kas labai džiugino, kad Ignas tą laikotarpį, kai nebuvo įtrauktas į 12, nebuvo ta žaidėjas, kuris
durneliai nepastatė į komandą, nežino ką palikti ir atsainiai viską žiūrėjo. Tiek su Renaldu kalbam, kuris pagrindės dabar su žaidėjais dirba individualiai, kaip motyvuotai, nereikėjo nei karto jo ieškoti treniruotį, jis jau pats surasdavo trenerį, kad pravestų treniruotę. Vienu žodžiu, stebuklų nebūna, jisai labai produktyviai praleido tą laiką, kur nežaidė, o pasiekmes matėm sekmadienį, kaip jisai naudingai gali žaisti ir padėti komandai. Sutapimas ar ne, bet kada Alenas Mailagičius gavo į makaulę ir gavo 4 siūlės, atrodo atsirado tokia energija. Apskritai, treneri, pastarosios kelios savaitės, Aleno tas visas potencialas, kaip jūs jį matot? Na, jis nebereikalo jau buvo NBA, o tom atkarpom, kai jam pavyksta sužaisti, jis parodo, kokį potencialą savyje turi, būdamas aukštas, labai atletiškas žaidėjas, galintis išplėsti aikštelę, žaisdamas centro pozicijoje, nes turi metimą iš toli ir nebijantis mesti krepšį. Jisai kartais net atrodo, kad šiuo momentu gal pakentiek truputį, bet jis laisvas ir jis meta. Labai geras požiūris ir tikrai labai duoda naudos. Šiek tiek norėtųsi iš jo stabilumo, bet žinant, kad vis tik dar 23-24 metai atėjusi nauja komanda, treneris, pas kurį jis jau yra buvęs, būdamas Partizano komandoje, jam tikrai daug padeda ir aš galvoju, kad tai Aleno žaidimas tik tai, o žaidimo kreivė tik tai kils į viršų. Daug dėja, mes labai šito laukiam ir jau tie tokie pirmieji geri žingsniai tikrai matomi ir jeigu taip truputėlį pašaržuojant, Alenas ne vieną Eurolygos žaidėją jau pavaišino alkūnėmis, o treneriai kaip treniruotėjai. Ar saviškiai irgi gauna karts nuo karto, ar pavyko išvengti? Na, sakykim taip, jisai alkūnės pavaišina kažkaip gaunasi vis priešininkus ir vis sako, kad tai netyčia. Na, kol matom, kad tikrai treniruočių metu neskriaudžia savų, tol mes, kaip sakant, tą paliekam pilnoj ramybei. Jisai tikrai, kadangi yra labai atletiškas, labai aukštai šokantis žaidėjas ir dar būdamas jaunas ir alkanas, tiesiog nori kiekvieną kartą dėti iš viršaus ir be abejo, kad po krepšių yra krūvelė žmonių laukiančių jį sugrąžinti atgal ant žemės bloko ir sutrukdytų metimų ir toje sumaištyje taip gaunasi, kad kliūna ir pagrindė svetimiem, ačiū Dievui. Gerai, trupučiuką sugrįžkim į Belgradą. Žinom puikiai Belgradą dėl atmosferos, dėl visko. Ir yra toks ar ne naratyvas, kad į Belgradą su ta įtampa susitvarko patyrę žaidėjai ir panašiai. Bet čia atėjo Lonnie Walkeris ir sako, palaukit ir pirmoji pusė fantastinė, tritaškiai ir panašiai. Kaip apskritai komandai sekėsi susitvarkyti su ta visa įtampa ir tais visais veiksniais, kurie vyko ne aikštėje, bet už aikštės ribų. Tai yra sirgaliai, visokie tenai žodžiai ir panašiai. Na, aš galvoju, kad bendrai komandai labai svarbu, kad rungtynių metu arba ypatingai jos pradžioje atsirado žaidėjas, kuris, sakykim, tą atsakomybę, tą įtampos naštą pasiėmė ant savo pečių, tą, ką padarė Lonnie ir be abejo, kad tie metimai jam paėjo. Buvo ir tikrai labai sudėtingų, kur jeigu pramestų, labai nenusteptum, bet tai labai užveda ir kitus, kurie pamato, kad šiandien mes ne tik būsim tų atsiliekančių gretose, bet galima čia kažką ir daugiau nuveikti. O tie 22 tūkstančiai žiūrovų irgi labai yra apgaulingi. Jie yra labai garsus, kai laimi, kai komanda perima kamuolį, nubėga greitai, įmeta tritaškį, įdeda iš viršaus, tada visa publika tas jų dainas dainuoja ir visiems labai faina. Bet jeigu atėjo Žalgiris, stovėdamas kietai gynyboje ir puolime sekėsi, žiūri, kad jų nebesijaučia tų tūkstančių ir žaisti tada žymiai lengviau. Ir kuo ilgiau tų rungtynės laikai įtampoje, kur lemiamos galbūt tik tai paskutinės atakos, tuo
po didesnių spaudimų yra šeimininkai, nes jie kaip ir privalo laimėti. O dar prieš Kauno Žalgirį, kur dabar abiejų Serbijos komandų ir mūsų komandos santykiai yra dar labiau įtempti negu natūraliai. Tai iš viso gaunasi tas tokios rungtynės ir sakau, truputį tokių padaryta porą labai paprastų klaidų, tiesiog vaikiškų, neleido mum grinai realiai pakovoti dėl pergalės, kam buvom tikrai pasiruošę. O kaip šiaip, pavyzdžiui, jums patiko reakcija, ar ne, po rungtynių su Baskonija, po rungtynių su Partizanu, pasitinkant Anadolų Efes, ar ne? Eurolygoje atrodo 2 pralaimėjimai gal ir nėra tragedija, bet ta įtampėlė kažkokia po truputėlį, gali atsirasti, ar ne? Kokia ta buvo reakcija? Ar jums patiko jį? Visų pirma, tikrai supratom, kad nėra jokių gražių pateisinimų žodžių pralošimui Baskonijai. Ir tai mums labai skaudėjo. Tai buvo taškas, kurį ir nelabai gerai žaisdami galėjom paimti, tuo labiau, kad po tokios sunkesnės pradžios pradėjom pavyti priešininką, atsiplėšėm 13-16 net taškų skirtumų ir kažkaip atrodė, kad kaip nors tą kūdikį parnešim namo. Bet tas galbūt pagalvojimas, kad kaip nors jau saugosim tą rezultatą, nepulsim labai, žaisdami ilgiau, žaisdami gal pasyviau, o tai atvėrė Baskonijai, sakykime, tą kelią į pergalę, jie pajuto, kad mes neužtikrinti. Jiem pavyko išimti jų pagrindinį atakuojantį žaidėją Hovardą, kuris šiaip yra nežmoniškai pavojingas, bet tą dieną, galbūt ne tik tą dieną, bet šiuo metu nežaidžianti geriausiai ir kiti paėmė tą atsakomybę ant savo pečių ir jiem metimai pakrito ir tai mus išmušė iš vėžių ir tikrai labai skaudus pralošimas, kuris mums brangiai kainuoja jau ir dabar, nes 9 pergalės mus stumteltų dar aukščiau į priekį, žinant, kaip tampriai viskas yra lentelėje. O reakcija buvo tikrai nebloga, nes paskutiniu metu vis tik tai žaidžiame tikrai neblogai. Net pasakysiu, kad galbūt ne gražiausia akiai krepšinį, bet kas yra vis tik tai pagrindinis dalykas pergalingai. Trupučiuką pakalbėjom apie Belgradą, pakalbėkime apie mus, apie namus ar ne, ir galbūt taip iš šono atrodo, nežinau, treneri, paneigsit ar kaip tik pritarsit. Ar tiesa, kad ypač namuose Žalgiriui yra šiek tiek parankiau žaisti su tokiomis stipriau į puolimą orientuotomis komandomis? Čia pavyzdžiui, Makabis, Pao, Baskonija 2,5 kėlinio. Čia pritarsiu dalinai, iš kitos pusės pasakysiu, kad prieš bet kokią komandą žaisti arenų yra mums lengviau ir smagiau, nes mes turim tą nežmonišką privilegiją, arena yra pilna, kiekvienas rungtynės ir mes tą suprantam ir ta atsakomybė yra ir bet kokiu sunkiu momentu mes jaučiam tą palaikymą, kas yra tikrai mums labai svarbu ir tai vienareikšmiai duoda tokį teigiamą pospyrį į priekį. Ir jeigu ne tos prakeiktos rungtynės prieš Baskoniją, galvoju, kad balansas šių metų žaidžiant namie yra puikus ir didžiąją dalimi vis tik tai reikia atiduoti žiūrovom, kurie mus beatodariškai palaiko. Trečiojo kėlinio metu, čia kalbu be abejo apie ketvirtadienį, su Anadolų Efes pradėjo tirpti tas pranašumas ir nebuvo truputėlį baisu, kad gali pasikartotas Baskonijos scenarijus ir kas padėjo atsilaikyti tame trečiajame kėlinyje? Pasakysiu, kad 2 dalykai. Tikėtis, kad Stambulo Efes komanda visas rungtynės nusileis mums paprastai būtų labai naivu. Arba iš kitos pusės pažiūrėjus, kad mes nuo pirmos minutės iki paskutinės žaisdami prieš tikrai labai talentingą, ypatingai puolime komandą, kad be jokių duobelių praeisim. To mums kartais trūksta, to stabilumo, kad rungtynių metu kažkokią duobelę
esant atitinkamai sudėčiai, kuri nėra visą laiką ta pati, truputį atsiranda, o čia tiek tai reikia. Priešininkas porą atakų užbėgo, šiuolaikinis krepšinis nežmoniškai greitas ir pirmavimas 10, 12, 14 taškų dar absoliučiai nieko nereiškia, bet jeigu užbaigti klausimą, ar nebuvo baisu, nebuvo baisu vien dėl to, kad žaidėjai nestabdė žaidimo, jie nepradėjo rezultatą saugot. Jie žaidė, šiek tiek nepavyko, bet žaidimas buvo. Kad ir pramestas neblogas metimas, tai mes tik paplojam, nes jis buvo gerai įžaistas, atitinkamai laisvai išmestas ir, sportininkai ne mašinos, gali pramesti ir geriausias, bet žaidimas buvo, jis nebuvo pasyvus, dėl to ir davė to tokio užtikrintumo, kad vis tik komanda kausės iki pergalės, kas galų gale ir atsitiko. Ir apie ketvirtadienį laukia Madrido Realas, kuris truputėlį buksuoja, 13 vieta po 14 turų, bet sutikim, ta pati galinga jėga išlieka. Ir kur Žalgiris turi argumentų dvikovoje su Realu? Kaip ir paminėjai, jie truputį stringa, bet tas strigimas labiau yra, jeigu pažiūrėtumėm jų rezultatus, žaidžiant išvykoje. Vis tik namie jie dar išlieka ta jėga, vienareikšmiai pasigenda tų žaidėjų, atrodo, veteranai išėjo, Fernandesas ten Čačio baigė sportuoti, čia jau buvo nusenę ir jie jau naudos nedavė. Taip, bet kai jie žaidžia tiek metų, bendrai su daug kartų žaidėjų, daug metų žaidusioje komandoje, jų vietą dar kažkas turi pilnai užimti. Ir jie šiek tiek tose paieškose, kas užims tas vietas atitinkamai, o Realo vis tik tai norai arba tikslai yra patys aukščiausi. Jiem reikia geriausios kiekvieno žaidėjų versijos ir kai ten dar nėra forma aukščiausiame lygyje, jie truputį susviravo, o čia visi kiti, kai tik tai miško karalius paslydo, tuoj lenda kiti ir nori užimti tavo vietą, kuom kol kas ir naudojasi, prasideda kalbos ir treneris nebeužtikrintai sėdi savo vietoje. Čia paliečia daug komandų, jau daugelį komandų ir atsitiko, bet tuom jie ir yra dabar tokie pavojingi, kad jie patys supranta, kad jiem jau laikas griebti tuos taškus, kuriuos jie prarado ir jiem reikia grįžti, nebūti ten 12-13 vietoje, o būti bent jau po pirmojo rato kažkur šešetukė, kad paskui antrą ratą galėtų atsistoti į ten, kur jie ir kaip galvoja priklauso. Taip, kad čia vienareikšmiai bus labai labai sudėtingos rungtynės. Skaityčiau eilinės Eurolygos rungtynės, nes lengvų, ypač žaidžiant išvykoje, mums absoliučiai nėra. Ir aš galvoju, pabaigai turėkim tokį paprastą laisvą klausimą, kaip atrodo trenerio rutina išvykos rungtynėse. Galit, pavyzdžiui, treneriai pateikti pavyzdį, kaip tai atrodys, kokia atrodo išvyka į Madridą, kaip jie atrodys, kad paprastas žmogus įsivaizduotų. Anksčiau būdavo, kad vis tik neturėjom tos privilegijos ir didžiulės prabangos skraidyti užsakomaisiais reisais, vis tik tai skrisdome dieną anksčiau, nors ir dabar tą patį darom, bet žymiai anksčiau, kad vakare nuskridę galėtumėm dar ten pasportuoti, nes skrydžio laiko nepasirinksi, o dabar, kai turim galimybę skristi užsakomaisiais reisais, vis tiek žaidėjai ateina ryte tikrai pilnai pailsėję, jau nereikia taikytis prie ankstyvų reisų, kurių jau mes negalim kontroliuoti. Pasportuojam visi kartu su komanda, papietaujam mūsų arenos kavinėje Sala ir tada visi į oro uostą ir skrendam į vietą, kur žaisim. Ten jau vakare nebesportuojam niekur, jau tik tai pavalgę vakarienę pailsim ir tik ryte jau žaidėjai surenkam pamėtymui, kad vis tik tai pajusti tą salę, grindis, kamuolius ir aplinką ir po trumpos peržiūros dar paskutinių štrichų, ką norim žaidėjim pasakyti, tada ruošiamės rungtynėm. Trenerių
apimtis laiko truputį yra didesnė, jeigu žaidėjai, daleiskim, išvažiuojami treniruoti ten 11:30, tai jau mes prieš gerų poros valandų kartu su treneriu turim tokį paskutinį susirinkimą, kur tikrai aptariam, ką reikės paskutinio dar pasakyti svarbaus ar pakartot, prasėjai 5-0, nenaudojant labai daug energijos, kurios reikės vakaro rungtynėse ir galų gale, tada važiuojam į paskutinę pamėtymą treniruotę. Ačiū labai, treneri, baigiam pirmąją dalį, važiuojam į Žalgiris Insider prenumeratorių klausimus. Jeigu jūs norite pamatyti antrą tinklalaidės pusę, prisijunkit prie Žalgiris Insider narių. Aplodismentai treneriui už pirmąją dalį.